Kaip parašyti ir įkelti bet kurioje vietoje reikalingą tempo nuorodą. Pasižymime kairiu pelės klavišu viršutinį patį, tarkime, tą penkinę statą, virš kurio reikalinga tempo nuoroda. Po to, nuspaudus Ctrl ir Alt klavišus, spaudžiame T klavišą. Atsiranda mirksiukas, tada spūstelim dešinį pelės klavišą ir atsidaro tempo nuorodų biblioteka. Pasirenkama mums reikalingą tempą, tarkime, elektro. Ir štai mes jį turime norimoje vietoje. Mes, aišku, galime jį stumti, patraukti pelės pagalba. Spraktelim tuščioje vietoje, tuomet pasižymime, vėlgi, spraktelime ant pačios tempo nuorodos ir tada tempiame ten, kur mums reikia, tiksliname aukštyn, žemyn ir panašiai. Jeigu mums reikia šitą tempo nuorodą dar pakartoti kažkurioje tolimesnėje teksto vietoje, tuomet pažymėtą tempo nuorodą mes spaudžiame Alt klavišą, laikome jį nuspaudę ir tada su pele spraktelime kitoje vietoje, kur mums reikalinga ši tempo nuoroda. Jeigu bibliotekoje nėra reikalingos tempo nuorodos, tai mes galime tempo nuorodą perrašyti tuo pačiu šriftu ir panaudodami štai tokią techniką. Spustelime 2 kartus ant tempo nuorodos, šalia jos neklauso. 2 kartus ant tempo nuorodos paklausė ir tada atsiranda mirksiukas. Su backspace mes nusitrinam nereikalingus žodžius ir tada, tarkim, parašom ką nors kitą visiškai, tarkime, nors iš tikrųjų ten yra, bet principas tas, kad norėjau parodyti, kaip tai galima padaryti. Tai apie tempo nuorodas dar norėčiau pasakyti, kad mes galbūt galėtumėm surinkti ir kitokiu būdu, tai yra paspaudę Ctrl+T kaip techninį tekstą, bet tuomet šifras būtų ne bold, būtų plonas, jis nėra tinkamas. Tempo nuorodas visada verta rinkti tokiu būdu. Šiuo klausimu